Labas vakaras, gerbėmėjai klubų nariai, labas vakaras klubų svečiai, labas vakaras klubų prezidentė ir vakaro šeimininkė. Kaip visada užduosiu jums klausimą. Kas iš jūsų čia esančių mano, kad jis yra protingas? Pakelkite prašom rankas. Puiku. Pokytai. Kągi mano apie save kiti. Protingas žmogus niekada nesako. Gerai. Mane mano vaikai paklausė. Tėti, kasgi yra protingas žmogus? Aš pasakiau, tikrai ne. Kaipgi, tugi atrodo viską žinai, mūsų visada mokinai reiškia. Taigi pradėjau. Aš jums šiandien parodysiu, kaip aš savo vaikams šitą reikalą paaiškinau. Vaikai geriausiai supranta, kada jiem pieši, bet nekada kalbėti. Gimsta žmogus. Mano manimu, tai yra protingiausia būtybė pasaulyje žemė. Kodėl? Todėl, kad jis žino viską, ką gali žinoti. Jis gali žinoti tik ką ir žino. Šviesu, tamsu, šalta, šilta, alkanas, pavargęs, mama, ne mama. Viskas. Jis žino viską. Protingiausiai žmonės yra vaikai. Kuo mažesni, tuo protingesni. Prasideda kažkoks vaikų darželis, ratas žinių plečiasi, taip. Įdomiausia, kad prasideda mokykla. Anekdotas. Einate vėliai su pirmoku savo iš svečių, tamsu, eina link mokyklos, vaikelis pastebėjo savo klasėje šviesa. Jis tik, mamytė, žiūrėk, blogis niekada nemiega. Ne visada blogai mokykloje. Aš turiu vyresnį sūnų ir jaunesnį. Vyresnis mano sūnus yra technokratas, skaičiai, matematika, fizika. Jis yra matematikas. Tačiau matematika yra tik maža dalis. Jis labai gerai žino ją ir mokinasi matematikos. Dėl to jis žino pakankamai gerai fizikos truputį gal chemijos ir taip toliau, kitų tikslinių dalykų. Kitas mano sūnus yra humanitaras. Humanitaras, jam labai patinka piešti. Jis moka piešti, jis lanko meno mokyklą. Jis šitą dalyką išmano, moka, jam įdomu. Dėl to jis ir kitus humanitarinius dalykus po truputį išmano. Jam patinka dainuoti, vaidinti. Jis šitą irgi po truputį moka. Ir aš savo vaikams pasakiau, kad tai dar ne viskas, po to prasideda toliau mokslai. Galbūt universitetas ar konservatorija, nežinau. Ir aš savo vyresniajam pasakiau, toliau tu mokinsi, įstosi į universitetą ir mokinsi jau kažkokį dalyką kitą, daleiskim susijęto su matematika, tu tapsi programuotojas. Tačiau programuotojai irgi yra skirtingi. Vienas programuotojas išmano Java kalbą, kitas Ruby, trečias kažkokį ten PHP. Bet tu žinosi tik vieną kalbą, daleiskim tik Java kalbą. Čia yra jau specializacija. O toliau, tuo didesnė specializacija. Ir aš pasakiau savo vaikams, tarp kitko, tas, kuris yra humanitaras, irgi specializuojasi. Nes tapyba gali būti, mano vaikas jaunesnysis domisi labai filmavimo animacinių filmų. Čia irgi yra specializacija. Ir kuo toliau, tuo daugiau. Ir aš pasakiau, tada nupiešęs šitą piešinį savo vaikams. Pažiūrėkite,
Ar šitas žmogus, kuris labai yra, atrodo, kad protingas yra, tikrai daug žino savo srityje, yra programuotojas, galbūt čia yra mokslų daktaras, tikrai visiems atrodo protingas žmogus. Tačiau pažiūrėkite, jis daug žino. Ne, jis dar daugiau nežino. Jis nežino visų šitų reikalų, nei humanitarinių, nei tiksliai. Jis netgi gali nežinoti to, ką jūs dabar žinote mokindami mokykloje. Tikrai nežinoti. Taigi kas yra protingas? Aš sutiksiu, jeigu jūs pasakysite, kad šitas žmogus yra protingas. Tačiau Sokratas jau seniai pasakė. Aš esu protingas, todėl kad aš žinau ir sakau, kad aš esu kvailys ir nieko nežinau. Kvailys yra tas, kuris mano ir sako, kad jis yra protingas. Linkiu jums kalbėti apie tai su savo vaikais. Kuo anksčiau, tuo geriau. Ir dar linkiu jums būti visada protingais.